Na, o dabar pakalbėsime apie vėjo jėgaines, kurios yra labai svarbios siekiant tikslo, kad Lietuva taptų energetiškai nepriklausoma, o taip pat jos gali prisidėti ir prie švaresnės aplinkos bei tvarumo. Dėmesio į ekranus. Šiais laikais ypač svarbu stiprinti šalies energetinę nepriklausomybę, todėl nėra geresnio pasirinkimo nei tvari ir atsinaujinanti energija. Pagal energetinės strategijos planą Lietuva iki 2050 metų turi pilnai apsirūpinti reikiamą energiją iš atsinaujinančių išteklių. Planuojamas pagrindinis tvarios energetikos šaltinis – vėjas. Apie vėjo jėgaines ir atsinaujinančią energetiką pasikalbėsime su kompanijos Inikti įkūrėju ir vadovu Aivaru Stumbru. Pati įmonė pradėjo savo veiklą 2012, tai jau esame rinkoje apie 12 metų. Žingsnelis po žingsnelio judėjome vėjo energetikos rinkoje ir šiandien dienai galime pasiūlyti iš esmės visas paslaugas, kurios reikalingos. Teikiame tiek serviso paslaugas, tiek jėgainių montavimo, išmontavimo, aptarnavimo, detalių. Taip pat atliekame visus rangos darbus, tiesiant kelius, įrengiant pamatus ar inžinerinės infrastruktūros dalykus. Turime kompanijoje veikiančias elektrinės, kurios gamina švarę žalią elektrą jau pakankamai senai ir esame didžiausi vėjo parkų vystytojai Lietuvoje. Vėjo jėgainės yra neatsiejama švarios ir tvarios energetikos dalis. Jos ne tik gamina žaliąją elektros energiją, bet ir dėl galimybės perdirbti visas jų dalis, prisideda prie tvarumo ir aplinkos apsaugos. Šių dienų technologijos ir šių dienų parduodamos jėgainės yra jau pilnai perdirbamos, įskaitant ir sparnus, su kuriais buvo galbūt daugiausia iššūkių, kaip padaryti ir užtikrinti, kad 100% pagamintų vėjo jėgainių dalių galėtų būti perdirbamos. Tai šiandien dienai visos jos dalis jau galimos būti perdirbamos ir mūsų patirtis yra, kad ne tik tai galim būtų perdirbti elektrinės dalis, ne tik tai galim būtų perstatyti į naują lokaciją, bet galima ir panaudoti tam tikras dalis, siekiant aptarnauti kitas dar veikiančias elektrinės. Tai iš tikrųjų yra daugybė galimybių, kaip, esamas vėjo elektrinės toliau arba jų dalis toliau eksploatuoti ir užtikrinti tvarumą. Per pastarosius 5 metus vėjo jėgainės smarkiai patobulėjo, smarkiai paaugo tiek į viršų, tiek į plotį, tiek viduje naselėje. Ir dabar iš to pačio taško elektrinės gali, pagaminti ženkliai daugiau elektros energijos. Jeigu prieš 5 metus mes turėjom gamybas arti 5 milijonų kWh, tai dabar turim gamybas arti 20 milijonų kWh. Ir tai yra būtent dėl išaugusių ir patobulėjusių technologijų. Jeigu šnekam šiek tiek apie projektų vystymą, tai esame sukaupę didžiulę patirtį ir mums svarbiausias veiksnys yra vystant projektus, kad visuomenė irgi pajaustų naudą, ne tik tai, kad vystytojas ar galutinis gamintojas švarios elektros energijos tą naudą gautų, bet ir pati savivalda ir ten gyvenantis žmonės, sklypų savininkai. Tai šiandien dienai net teisinis reglamentas yra specialiai įkurtas ir pradedantis veikti, kad nuo kiekvieno pagaminto megavato yra labai konkretus skaičius, tai yra 1 euras, turi atitekti aplinkoje veikiančiai bendruomeniai arba būti panaudotas visuomenės poreikiam. Tai yra tikrai didžiulė paskata plėtoti, ilgalaikį santykį vystant tos projektus ir tai nėra vienintelė nauda, kurią vystomi projektai gali atnešti į regioną. Ateina didžiulės investicijos, jos ateina ilgam, nes projektai, kaip jau minėjom, kalbėjome, gali būti eksploatuojami apie 30-35 metai, kuriasi ir tiesioginės, ir netiesioginės darbo vietos. Veikdami vėjo energetikos rinkoje stengiamės bendradarbiauti su visais rinkos dalyviais, nes, kaip jau kalbėjome, siekiant bendrų tikslų, reikia maksimaliai išnaudoti vienas kito galimybės. Vėjo energetika, kaip ir bet kuri energetikos šaka, yra pirmieji darbai ir projektų vystymas
imlus laikui, nes reikia ištirti ir aplinką, susitarti su vietos gyventojais, gauti finansavimą, užsakyti jėgainės ir dažniausiai vidutiniam projektam tai užtrunka apie 3-5 metus, dirbant nuosekliai ir pakankamai operatyviai ir žinant, ką darant. Kai gaunami statybos leidimai, iš esmės dar 3-4 metai vyksta statybos, nes reikia užsakyti vėjo jėgainės, reikia paruošti infrastruktūrą ir jėgainių gamyba su pristatymu kažkur užtrunka apie metai laiko, o jau pats montavimas iš tikrųjų vyksta pakankamai greitai. Sumontavus belieka paskutinės stadijos, tai yra paleidimai, derinimai ir paskutinių dokumentų gavimas. Tai bendroji sumoje sudėjus projektų vystymas nuo pradžios iki pat pabaigos, iki jau švarios elektros energijos generavimo užtrunka nuo 5 iki 7 metų. Bet tikrai yra pavyzdžių, kur mažesni projektai gal pasidaro greičiau, bet didieji projektai gali darytis net ir 10 metų. Ir čia aš kaip sakau, vėjo energetika yra labai gerai išsilaikę žvejai, nes turi turėti maksimaliai daug kantrybės padaryti projektus.